Sveiki, su jumis aš Kęstas ir tai įvadinė PHP kurso PHP pagrindai paskaitėlė. Pasileiskime lokalų serverį. Sukurkime failą testas.php. Dėl patogumo padarysime taip. Atidarykime savo failą naršyklėje. Kadangi failas yra tuščias, tai ir naršyklėje yra tuščia. Išspausdinkime ekrane žodį PHP. Echo yra PHP kalbos konstrukcija, kuri išspausdina ekrane reikšmę. Echo išspausdins tai, kas yra tarp kabučių. Kabutės reiškia, kad tarp jų yra tekstas. Taip kaip lietuvių kalboje sakinys baigėsi tašku, taip PHP kalboje PHP sakinys baigėsi kabliataškiu. PHP interpretatorius skaito kodą sakiniais. Perskaito vieną sakinį ir jį įvykdo. Perskaito kitą sakinį ir jį įvykdo. Todėl, kai parašom PHP instrukciją ir norim, kad ji būtų įvykdyta, turime padėti kabliataškį. Kabliataškis reiškia, kad instrukcija yra baigta ir paruošta vykdyti. Vietoje žodelio PHP naršyklė išspausdino visą kodą. Bet kodėl? Kasgi nutiko? Kai PHP failą serveris padavė PHP interpretatoriui, šis jame ieškojo štai tokios instrukcijos. Kadangi jos nerado, nusprendė, kad PHP kodo šiame faile nėra ir grąžino jį atgal serveriui. Serveris jį nusiuntė naršyklei, o ši išspausdino kaip paprastą tekstą. Jei interpretatorius aptinka šią komandą, tai toliau esantį tekstą jis traktuoja kaip PHP kodą. Jį įvykdo ir galiausiai lieka tik PHP. Apie PHP kodo pabaigą interpretatoriui praneša kita komanda. Iš tikrųjų ši komanda nėra būtina, jei po PHP kodo daugiau nieko nėra. Tačiau jei po PHP kodo prasideda kitas kodas,
tada ši komanda būtina. PHP kodo pradžią ir pabaigą. Žyminčių komandų yra ir kitokių, bet jums pakanka žinoti šias, nes jos veiks bet kuriame serveryje, o kitos komandos daugelyje serverių būna išjungtos. Šioje paskaitėlėje tiek. Ačiū už dėmesį ir iki kito karto.